Šiandien video dar nejungiu iš vis, nes realiai tai beveik be signalų arba su buitiniam šiukšliam pražygiavau. Čia tik tai čia masyvas, prasidėjo masyvus metalas, bėgiai siauruko. Ten bėgis. Čia pečiaus grotos tokios storos lietos. Tai galvoju, jeigu šansas dar yra, tai čia nuo tanko kažką tai šiandien. O viršui ten laukia manęs B variantas. Bičiuliai jau jie radę man virš metro tigro. Tai bet kokiu atveju grįšiu su laimikiu. Ten peliukštis. Nu ir pirmas įspūdis buvo, galvojau, pasaga. Žinai, bet gal reikia nuplauti tą daiktą. Man čia labai panašu į tanką. Gal pagaliau. Kažkaip tai. Nors tiek nedaug. Bet sveika detalė. Visada smagu. Kažką tai reiktų pamatyti. Siūlės su virinimu, aišku, nepamatysiu. Bet gal dažų įmanoma pamatyti. Jo, dažų yra. Bet kokie tie dažai. Ir šiaip tai skylės. O gal čia buvo variantai tokie minosvaidžio. Minosvaidžio gal galėjo būti kitoks dangtelis. Nu, nežinau. Negarantuoju. Šlifuot biškį dugną. Kokia spalva? Kažkokia šviesi. Turbūt Panzer 4. Jo, kažkur matytas. Nemažas. Ir neplonas. Nu. Žodžiu, jeigu randi 4 panteras, yra šansų rasti vieną tigrą jau. 1:4 toks santykis maždaug. Kažkur 20 panterų kasiau. Nu ir tik 5 tigrus. Nu sakykim, šitas tegu būna 5. Su jūsų pagalba, žinai. Jo, bet į vakarus 4 vadybos niekur nėra, viskas į tą pusę. A ne? Jo. Nu toj pakalbėsim, žinai, visai čia liaudžiai, visai tai liaudžiai. Nebūtina viską girdėti. Ką čia dar? Bus vis tiek dar kažkas, ne? Tai turėtų būti. Koks profiliukas. Tokioj simboliniai vietoj, kryžkalniai. Ir va, dar kartą norėjau pasidžiaugti. Panzer 6, tigras, visas sveikas, tvirtas, ne šiaip sau nudvėsus kardelė, 4 mm sparnas. Parvažiuoju šiandien
Parvažiuoju netuščias. Ačiū, chebra.